Sveiki bičiuliai. Šiandien kalbėsime apie audio aparatūrą buitinę. Tai, kaip matote, mano rankose JBL kolonėlės. Kas stebite iš anksčiau, matėte, kad aš jom, išardėme jas, apžiūrėjome jų garsiakalbius. Tai jom užsakiau gumas. Tai dabar būtent pavyko gauti originalias garsiakalbių gumas. To tikrai nesitikėjau gauti Lietuvoje, bet pavyko. Kaina gan tikrai nėra labai didelė. Tai šiame videoje būtent mes keisime šias garsiakalbių gumas ir po to, jeigu pavyks, išbandysime šias kolonėlės. Tai sekite mano turinį toliau, prenumeruokit kanalą, parašykit komentarą ir važiuojam. Kas nematėte pirmos dalies video apie šias kolonėlės, tai garsiakalbių pakabos gumos, kaip matote, baig ištirpusios jau, netgi jaučiasi toksai minkštumas ir lipnumas. Tai eisim dabar jas išardysim ir perklijuosim, pakeisim. Jos nėra ilgaamžios, kaip ir Acoustic Research kolonėlių. Daug gamintojų pasaulyje garsiakalbių gumos nėra ilgaamžios. Audionaut irgi tas pats atsitinka, degraduoja. Yra ir Tanoj, kai kurie modeliai irgi tos pačias bėdas iš senesnių. Galim pažiūrėti iš arčiau, kaip atrodo šios gumos, originalios naujos. Tai labai minkštos. Skiriasi nuo Acoustic Research, kur praeitą kartą keičiau. Acoustic Research buvo šiek tiek kietesnės. Kimbam į darbus tada. Laidelis, kaip matot, sujungti gan tvirtai. Neklibo laideliai. Tai visą laiką dažniausiai būna šitų senų kolonėlių. Jeigu būna spalva ir su linija, tai būna pliusas dažniausiai. Kiek teko man susidurti, kitaip nėra buvę. Eisime dabar išsivalysime ir pradėsime klijavimo darbus. Nerdysiu, necentruosiu, nes čia tikrai gan stamantri. Pats spaideris jo labai yra stamantrus, tai net ir norėdamas nelabai čia pakeisi tą kampą jo. Tikrai nemanau, kad kažką sugadinsim. Kiek klijavau, niekad necentruoju, neišiamu tų dastkepų. Nebent būtų labai jautrios, ten labai būtų minkštas spaideris, tai tada aišku yra tikimybė, kad sukreipsit ir tada gali trintis į afijas. Bet čia tokios pokietės, jos pats spaideris irgi kietas, tikrai nieko nepagadinsit, galima ir necentruoti, tik tai reikia atidžiai viską ir kruopščiai padaryti. Pasidėsiu popieriaus, kad jeigu prisitrūpintų, kad būtų lengviau nukrapštyti, nes nuo stalo paskui, aišku, su spiritu nusiplauna. Tai kaip mato, tokie dalykai. Įrankiai, kurie bus reikalingi, tai peilis, kietas šepetys, stiklaudinė šepetys, pincetas, gal dar kažko prireiks. Tai tokius įrankius naudosiu dabar pašalinti šį gumą, aišku, škurliukas medžiaginis. Dabar tada einu lupinėti šią gumą. Pirmą su rankom kiek eina nulupsiu, bet tiek suirus ištirpsta tiesiog. Kaip amerikiečiai sako, į žemės į žemę. Pavirsta į naftą ir vėl suyra ir vėl į žemę viskas. Tai grinai taip ir atrodo, kad čia yra. Štai, kiek ėjo pašalinau, nukirpau dar aplinkui visus klijus, iš apačios čia išvaliau kiek ėjo. Čia irgi nuvalyta visa guma iki klijų, liko tik seni klijai, kurie nenusivalo, tai jų labai liko plonas sluoksnis, tai kadangi kolonėlės patys garsiakalbiai nėra brangus, tai klijuosiu ant viršaus. Pavyko gan gerai nuvalyti, tik tai gaila, kad pats viduriukas irgi toksai lipnus, bandysiu gal su spiritu pačiu pavalyti, ar čia nuo riebalų, ar nuo rūkalų, ar nuo ko čia taip yra atsitikę. Ir bandysime klijuoti tada po truputį, manau, turėtų viskas labai puikiai čia pavykti. Pačiam gumų klijavimui jau pasiruošiau, tai naudosiu klijus, nežinau ar jums parodyti, parodysiu. Tai štai tokie klijai. Aš juos naudoju ne pirmą kartą, aišku, jie yra naudojami visai ne tam. Tikrai nenoriu jų niekam kišti, piršti, taip toliau. Jie yra gan problematiški, bet puikiai atlieka savo darbą.
Minusas yra toksai, kad jie labai greitai kietėja, reikia labai greitai dirbti, miklių rankų, nes po to gali, jeigu blogai priklijuosit, neišeiti be pataisyti. Tai dėl to kiti garsiakalbius, kas remontuoja, kiek esu matęs, naudoja, kur lėčiau kietėja klijus. Bet man tai pasitvirtino, juos galima skiesti irgi. Tai aš būtent naudoju šios klijus. Daug gaunu užklausų dėl kolonėlių, garsiakalbių, įvairių remontų. Tai nepykit, bet tai yra man tik hobis. Aš garsiakalbius remontuoju ir kolonėlės remontuoju, tobulinu, tai tik tai savo malonumui. Tai yra mano hobis, mano laisvalaikis, poilsis nuo darbo. Tai darau tik savo projektus ir labai geriems draugams retą kartą padedu. Nenoriu, kaip sakant, kažkam sugadinti kolonėlės, paskiau mokėti iš savo pinigų, būti rėmuose, kažkam įsipareigojęs, tai dėl to tik tai užsiemu savo projektais. Ateityje gal kažkada tai ir taps mano kažkokie pajamų šaltinių ar dar kažkuo tais, gal atsiras daugiau žmonių mano komandai, bet dabar šiuo metu neturiu nei padėjėjų kažkokių, nei laiko tiek, kad galėčiau jums padėti. Tai sorry, ateityje žiūrėsim, kaip bus. Tai einam klijuoti. Na, pradėsim klijavimo darbus. Šiukšlinėlis ant stalo, kaip pas rimtą meistrą. Na, klijai, pažiūrim, dar nesukietėjo. Na, tokie jau pakietėjo, reikėtų skiesti iš tikrųjų. Na ir dabar pats oras yra jau ganėtinai šilta. Surinktos, gumos pakeistos, atrodo tikrai neblogai, na, kadangi dar patirties nedaug turiu, tai idealiai tikrai nėra, bet savo funkcijas atlieka puikiai. Varžas pramatavau irgi vienodos, tai beliko tik tai jas išbandyti dabar. Pradėsime testuką, kolonėlės baigtos, tai beliko jas išbandyti. Testuosime su Denon AVC A10 SE stiprintuvu, naudosime jo vidinį daką, muziką be autorinių teisių ir mano tinklo grotuvą. Na, pradedam. Atėjo laikas aptarimui, kaip visada tyliai groja muzika fone. Na, apie šį patį projektą. Na, tai yra biudžetinės JBL kolonėlės, kaip minėjau, tai aš prie jų labai ilgai neužtrukau. Šita restauracija man truko maždaug apie 5 valandas. Ar idealiai pavyko perklijuoti? Ne, tikrai nepavyko idealiai perklijuoti, kadangi tai tokio tipo antras mano projektas, tai dar vis mokausi. Bet ateityje, manau, vis bus geriau ir bus tobula kažkada. Kondensatorius visus pramatavau dar kartą su kitu testeriu, nutariau jų nekeisti, kadangi šios kolonėlės yra biudžetinės. Kažkokio geresnio skambesio iš jų neverta tikėtis. Aukštadažniai, kaip matėte, praeitoje dalyje nėra brangus. Na, jie turi tą savo tokį aštresnį skambesį. Bet skamba tikrai neblogai, kadangi ši patalpa yra akustiškai gera. Tikrai nesitikėjau, kad jos taip gerai suskambės po remonto. Rekomenduoju mažai patalpai, darbo aplinkai garsinti. Tai vienas iš tų tokių pasirinkimų, neįpareigojančių, kas nėra labai išrankus, nelabai dideli melomanai, norite klausyti įvairią muziką. JBL būtent šita linija pasižymi tuo, kad atkuria gan įvairius muzikos žanrus. Tai toks šis video. Jeigu patinka mano kuriami projektai, parašykit komentarą, paspauskit like, prenumeruokit kanalą, projektus paremkit PayPal, Patreon. Kuo daugiau atsiras rėmėjų, tuo daugiau atsiras įdomesnių video, įdomesnės aparatūros, bus ir prizų. Na, ir iki.